Sveiki visi, šiandien su jumis būsiu aš, Karolis, būsiu vienas, Tomas kažkur dingo, nežinau. Gal Birštone žvejoja, gal dar kur, gal nežinau. Žodžiu, dabar ne apie jį, dabar kalbam apie govadą ar govadą. Taigi pasižiūrėkim, kas čia per kaitiklis. Taigi, kaitiklį gaunam štai tokio dėžutėj. Matom aprašymus, matom, kaip atrodo dekas, kaip eina oras, kokioj pozicijoje įdėti kaitinimo spiralę. Pažiūrėkime į vidų. Vidų iškart matom kaitiklį, atsarginį stiklą, dar vieną papildomą 80 kandiklį. Ir dar ne viskas. Štai apačią turim bulvarinį skaitalą. Tada turim maišelį pilną visokių gėrybių, turim spalvotų kondonų. Kiekvienas rasit, koks jums patinka. Turim mėlyną atsuktuvėlį ir turim įrankį štai tokį. Jį parodysiu šiek tiek vėliau, kam naudoti. Taigi pasižiūrėkime kaitiklį iš arčiau. Turim 80 kandiklį. Laikosi tvirtai. Nuimsim šiek tiek paskui. Nusisuka viršus. Čia turim užpildymo skylės. Labai didelės, patogios. Toliau nusisuka, matom deką. Štai šoninis oro padavimas. Pučia į koilą štai taip. Ir turim apatinį. Taip pat yra klemsai. Toliau parodysiu, kam naudota įdomų įrankį, kurį matėte atsarginiam komplekte. Štai įsistatom čia ir atsukam baką. Šitaip gamintojai sutaupė vietos. Ir patogiau. Tai va, atsarginė tarpinė. Turim kaminėlį. Štai šioje dalyje matom išgaubimą. Tai padedam orui ir skoniui. Čia dar turim tokią nesąmoningą dalį, kad sumažint kaitiklio bako talpą iki 2 ml. Kam to reikia? Ne man. Taigi, parodysiu, kaip susidėti vatą. Prisidėdami vatą nepamirškite įsitikint, kad koilas šviečia tolygiai ir gražiai. Man tai vis sunku pataikyti. Namie prie stalo paprasčiau, negu per kamerą kišti. Taigi, kišam vatą standžiai. Girdit, kaip verkia vata tinginio kišama. Taigi, pasitaisom atgal. Nes jeigu įdėsim per laisvai į vidų, gausim purškimo ir bus nemalonus garas tiesiog. Vatos nepalikime per daug, nes mums esančius kanalus štai čia reikia užkišti maždaug iki pusės. Įdėsiu ir parodysiu iš arčiau. Štai, vieną pusę. Toj pusėje paliekam taip pat nedaug. Imam grėblį. Kitam kartui reikia įsigyti gal kokį fiskarą. Geriau grėbos. Nors grėbau ir šitas gana gražiai. Dabar atrodo vatos labai nedaug, bet žinokit, tikrai pakanka ir tikrai nieks nebėga ir būna puikiai. Apkarpam garbanas. Šitą malonumą retai patiriu, tai bent vatą galiu pakarpyti. Pasitaisom, kad būtų gražu. Ir dedame vatą. Štai kišam į kanalą. Bet kad nebūtų pilnai iki pat dugno. Štai paliekam šiek tiek vietos. Va. Štai taip. Taip pat darom su kita pusė. Nes jeigu prikišit iki pat galo, o štai taip, tai blogai gersis. Ir gausim kartais sausų. Jeigu įkišom per daug, štai taip pakeliam. Ir viskas. Ką, belieka sudrėkinti. Šturpt. Kaip visada, pašildom šiek tiek, kad į vidų įsigertų. Matot, garuoja puikiai. Šlapia, gražu. Galim sukt baką.
Uždarom skysčio padavimą. Matot, uždarytas. Užsipilam. Man labai patinka pildymas, kadangi žiūri didelės skylės. Tikrai patogu. Net būdamas didžiausias klišius sugebėtum pataikyti. Užsiveržiam ir atsidarom skysčio padavimą. Viskas. Galima garuoti. Taigi, pamatėm kaitiklį iš arčiau, pasižiūrėjom, kaip įsidėt vatą, pasižiūrėjom, ką gaunam komplektacijoje, galim pakalbėti apie pliusus minusus. O gal prieš tai pažiūrim bendrai, kaip jis garuoja. Štai dabar yra varža 0,19 ir 50 vatų, oras uždarytas 2/3. Kaip matot, garo kaitiklis duoda sočiai, tai gal šį kartą padėkime ir nuo pliusų, tai yra garo kiekis. Mėgstantiems daug garo, daug oro, tai bus idealus kaitiklis, nes oro yra žiauriai nesveikai daug, reikia, nežinau, plaukiko plaučių, kad sugebėt stipriai įtraukti, nes va, atidarius pilnai orą, man tiesiog net per daug. Tačiau mėgstantiems garinti su daug oro yra tikrai puikus pasirinkimas. Toliau kitas pliusas, prisukus šiek tiek orą, gaunam tikrai neblogą skonį ir gali drąsiai konkuruoti su Amitu 25, gal net geriau, gal. Man iš tikrųjų labai panašiai abudu, tiek tas. Kitas pliusas yra dekas. Labai paprastas visiems jau kaip ir pažįstamas Farono stilius, yra du užspaudėjai, tiesiog atsukam, įkišam koilą, užveržiam. Viskas labai paprasta. Kitas pliusas vatos dėjimas. Kanalėliai yra gana nemaži ir vatos reikia jos dėti nedaug ir tikrai ten kažkokio aukšto mokslo nereikia. Tiesiog maždaug iki pusės, gal šiek tiek mažiau nuleidžiam vatą ir viskas. Ir tikrai važiuos puikiai, be jokių drahitų, nepurkš ir taip toliau. Jokios problemos nebus. Sekantis pliusas yra skysčio talpa 4 ml. Man yra pats tas. Vat. Nei per daug, nei per mažai. Labai normaliai. Kitas pliusas yra komplektacija. Gaunam skirtingų spalvų tarpinės, gaunam dar vieną atsarginį kandiklį, kuris irgi pliusas laikosi labai gerai, 80. Įdėjus kandiklį nelieka jokio aplinkui metalo tarpo, todėl va šitoje vietoje nesikopia kondensatas, jis nubėga atgal į kaminėlį ir grįžta į vatą ir taip toliau. Nejaučiam diskomforto jokio. Toliau yra, kaip matėte iš arti, pats kaminas iš vidaus yra išgaubtas apvaliai. Dėl to oras yra labai švelnus ir malonus. Net atidarius pilnai, nėra absoliučiai jokio švilpimo. Galim prisukti iki pusės. Šiek tiek garsiau, bet traukis taip pat švelniai, be pasipriešinimo. Ir galim prisukti dar labiau. Štai tiek. Taip, vos lengvas kažkiek švilpimas, bet jis toks, neerzinantis ir oras toliau švelnus. Tai kaip matot, kaitiklį galima naudoti gan universaliai, kas mėgsta, pavyzdžiui, su mažai oro, tokį su pasipriešinimu traukti. Dabar gaunu žymiai šiltesnį garą ir skonį yra žymiai daugiau. Tai mano toks kaip sweet spotas yra šiek tiek mažiau negu pusė uždaryta ir viskas važiuoja idealiai. Dar vienas pliusas, atsibodo net vardinti pliusus, nes jų iš tikrųjų yra daug, yra tarpinių kokybė. Štai Juice Low reguliuojasi tiesiog puikiai. Tikrai netyčia nebus, kad pasireguliuoja, reikia net įdėti šiek tiek jėgos, kai kam gali net nepatik, norėtųsi, kad būtų laisvesnis. Ir dar kas man patinka, kad yra stoperis. Užsukom ir toliau nenusisuks niekur. Grąžinam atgal. Štai, labai patogus dalykas. Toliau, manau, jau reiktų pereiti prie minusų. Tai būtų pirmas minusas, kad tokie minusai visi bus subjektyvus ir tokie, ieškant prie ko prisikabinti realiai. Tai oro reguliavimas man yra, mano skonis šiek tiek per laisvas ir norėtųsi to takš. Man žiauriai patinka tas takš. Žymiai patogiau, žymiai fainiau. Kitas minusas yra varžtai. Jie tikrai nėra super kokybiški, nes dėdamas antrą bildą jau perviržiau. Tai gerai, kad komplektai yra atsarginiai. Toliau,
prie pliusų nepaminėjau, tas įrankis susukti bakui. Tiesiog susuki ir sutaupo vietos, nes nereikia palikti jokios ilgesnės vietos, kad būtų už kur paimti, kad įsims stikliuką. Tai vat irgi gana patogus dalykas. Taigi minusai šiam kaitikliui mano baigėsi. Viskas, šnipštas. Taip pat norėčiau paminėti apie koilus, kuriuos dedate čia. Geriausiai naudoti yra 3,5 ir didesnius diametro vidinį. Galit netgi 4 dėti. Su 3 veikia viskas ok, viskas geriau, bet dar geriau veikia su 3,5. Aš šiandien įsidėjęs su 3, tai skonis šiek tiek mažesnis. Įdėsi didesnį, aišku, tada automatiškai į vidų reikia vėl daugiau vatos įdėti, bet skonį gausit geresnį. Garo kiek kitaip padidesnį. Taigi, kas dar neturit Mito 25 arba kam nepatinka Mitas 25 arba nepatinka galbūt Faraonas, siūlau išbandyti šitą. Tikrai nesusidursit su didelėm problemom. Paprastas, patogus skaitiklis. Man labiau patinka. 25 Mitas pas mane dabar pavėsį, naudoju štai šį. Ir skanu ir garo tiek, kad net nori nustot garinti. Taigi, šiam kartui tiek. Nepamirškit prenumeruoti mūsų YouTube kanalo. Sekit Instagram'e, Facebook'e, klausinėkit, sakykit savo nuomonę. Ir be abejo labai norim išgirsti, ką norit pamatyti kitą kartą. Taigi, iki.